5 makiažo tendencijos, kurios dominuos 25 metais. Štai čia mano modelis Milana, ant kurio šiandien jums ir parodysiu, kaipgi turėtų atrodyti 2025 metų tendencijos gyvai. Stipriai matizuojantys bei maskuojantys produktai tikrai nuguls į stalčius, o tik odos toną sulyginančios bei kaukės efekto nesuteikiančios priemonės atsiras ant kiekvienos stalo. Natūraliam odos efektui išgauti naudojami dažniausia bus BB-CC kremai. Geriausia, kad tai būtų su SPF-u. Kam patinka, galite tiesiog dengti pirštais, na, o jeigu mėgstate šepetėlius, galite pasinaudoti ir tokiais kirstais šepetėliais, kurie tikrai ženkliai geriau pasklaidys jums produktą į odą ir atrodys makiažas ženkliai natūraliau. Padengiu odą tik tose zonose, kur yra kažkokių trūkumų. Oda paraudusi, nepamirštame ausų pamaskuoti. Šepetėlis yra labai patogus aplikuoti visą produktą, lengvai prieina prie akių kampučiuose bei lengvai padengia akių voką. Papildomą sluoksnį uždėsiu dar paakių zonoje. Kaip ir minėjau, pudros nereikėtų visur dėti daug, nes šitaip galite išgauti ir perteklių, bet jinai puikiai maskuoja, jeigu dedate kelis sluoksnius ant viršaus. Dar papildomą sluoksnį naudoju ir nosies zonoje. Čianai dažnai mėgstame tikrai pasikrapštyti ir šitoje vietoje dažnai tiesiog patampa vidury dienos raudonesnė nosis, nes nuo čia tikrai nučiuožia tą pudrą. Tai ją reikėtų ne tik gerai užfiksuoti, bet šioje vietoje tiesiog antrą sluoksnį uždėti. Ir būtent prieš nervių nepabijoti ten giliau įlysti, nes makiažas turėtų atrodyti vientisai. Topų viršūnėse bus skaistalai, bronzantai ir visi kiti produktai, kurie savyje turi švytėjimą. Kontūro šepetėliu pasikontūruosime veidą, taip jis iškart įgaus švytėjimą. Pasimodeliavus kaktą, skruostus. Įgauname visai natūralios odos saulėje įdegusios odos efektą. Dažna klaida, kai jūs kontūruojate veidą, paliekate šone plaukų linijos kažkiek vietos, kuri nėra išmodeliuota. Taip atrodo makiažas lyg su kaukė. Nepamirškite visko įtempti į plaukus, gražiai išretušuoti, tam padės labai minkšti šepetėliai. Dažniausia kontūro šepetėliu ir bronzantu pakeliame akių voką. Šita technika tinka tiek kiekvienai, bet ypatingai toms, kurių šiek tiek vokas yra užkritęs. Šitaip jūs pakeliate akių vokus, lyg būtumėte chirurgė, tik dėja iki nuplovimo. Skaistalus naudosime gaivumui bei jaunatviškumui suteikti, jų naudosime tikrai gausiai, to jau jums ir pademonstruosiu, kadangi pas mus šiais metais tendencijos yra Sabrinos skruostukai rožiniai, tai pabandysime tai atkartoti ir čia gyvai realybėje. Kam nepatinka skaistalą naudoti taip efektyviai, naudokite šiek tiek jo mažiau. Taip pat parodysiu monochrominį įvaizdį, kai skaistalus galėsime panaudoti ne tik ant skruostų, bet produktą dėsime ant akių bei lūpų. Naudosiu matinį skaistalą, pirmiausia sukurti intensyvumui. Kam nepatinka skaistalai, galite naudoti tik vieną sluoksnį. Pirmiausia, aš dengiu nuo obuoliukų ir tuomet jau sklaidau viską tiesiai į smilkinį. Tai gaunasi 100% produkto žandukų centre ir tuomet tik likučiais, matote, beveik ant šepetėlio nieko nelieka, ištempiu į smilkinis. Šitaip gauname iš centro ombre į plaukų liniją. Na, o kad žandukai neatrodytų kaip matrioškos, padarykime labiau monochrominį tą makiažą. Šiek tiek mėgstu harmonijos suteikti ir ant akių vokų, šitai pernešama spalva suteikia veidui harmonijos. Na ir blizgų skaistalą labiau naudosiu obuoliukų centre, kad suteikčiau blizgumo, šitaip mums tikrai nebereikės daug highlighterio, na ir oda atrodys ženkliai natūraliau ir lygesnė. Dažna klienčių problema, kad atėjusios į makiažo pamoką parodo, kad ne tose vietose dėjo highlighterį. Ką reiškia, kai uždedate highlighterį ne toje vietoje? Dažnai tas jūsų makiažas gali atrodyti kaip riebaluotas. Kur tikslingai reikėtų dėti highlighterį, to jau jums parodysiu. Kad vokas atrodytų iškilesnis, reikia dažyti kaulą po antakiu. Kai čia sušvyti ši zona, atrodo ženkliai atviresnis vokas ir tvarkingesnis antakis. Antroji zona, kur reikėtų tikslingai irgi dėti highlighterį ant skruostų. Tikrai nemaliavoti per visą žandą, reikėtų pasižiūrėti, kur yra jūsų kauliukas iškiliausias. Ir toje vietoje vėlgi zigzagų pirmyn atgal įtrinimo technika,
ant iškiliausio kauliuko uždėti produktą ir prasklaidyti jį pirmyn atgal, kad išgautumėte štai tokį blizgėjimą. Trečioji zona yra nosies viduriukas. Tai reiškia, nosies centriuką mes pirmyn atgal pašlifuojame ir sukūrėme blizgėjimo efektą. Taip pat, kas norite riestesnės nosies efekto, galite šiek tiek uždėti ant galiuko. Taip pat nepersistenkite nosies centriuko labai užryškinti, nes šitaip gali atrodyti jūsų oda riebaluota arba galite atrodyti tiesiog labai sukaitusi. Jeigu mėgstate nešioti surištus plaukus arba tiesiog plaukus užkišinėti už ausų, nepamirškite pablizginti ir ausų kremzelių. Ypatingai tai labai gražu, kai dėvite auskarus, nes ausys jūsų yra taip pat makiažas. Paskutinioji zona. Čia tikrai nėra būtina naudoti šepetėlio. Dažniausiai aš mėgstu naudoti savo priešpaskutinį pirštą, ant kurio paimu produkto, nes nuo odos prie odos ženkliai gražiau pasiima produktas ir jis dengiasi ženkliai ryškiau. Daugelis mėgsta paryškinti akių kampučius highlighteriu, kad panaikintų nuovargį. Šitaip pirštų dengdama galiu sukurti spalvos intensyvumą. Vienas sluoksnis labai švelniai, antras sluoksnis dar ryškiau, trečias tikrai būtų šventinis blizgus įvaizdis. Taip pat bus labai gausiai naudojami drėkinamieji makiažo fiksatoriai, kurie suteikia veido odai gaivą, švarą ir ilgesnį makiažo įsilaikymą. Kad oda atrodytų spindinti, gaivi bei jaunatviška, mums reikės drėkinančio makiažo fiksatoriaus, kuris sulies visus produktus į vientisą makiažą. Purškiu gausiai bent kokius 7 ar 10 purkštukų, kad tikrai, kaip aš kartais pajuokauju, bet išmaučiau. Nes tik šitaip gausite tobulą gerą efektą sultingos odos. Ryškus ir griežti piktų tetų antakiai į madą dėja neplanuoja sugrįžti. 25 metais puoselėsime natūralius bei vešlius antakis. Sušukuoju juos pagal natūralią augimo kryptį. Kitoje pieštuko pusėje yra mikro pieštukas, kuris lengvai įsisukinėja ir šitaip galite reguliuotis. Jo ilgį užtenka vos išgauti tikrai subtiliam, gražiam, natūralių antakių efektui. Aš dažniausiai pradedu spalvinti antakius nuo galo ir šitaip išpiešiu plaukelius ten, kur jų trūksta. O kad antakiai atrodytų natūraliau, paimame gelį būtinai su spalva, panašesnė kiek įmanoma labiau jūsų plaukų šaknų spalva. Šitaip sukursime natūralių antakių efektą. Vienas šešėlis ir viskas? Taip lengva dar nebuvo. Dabar akis galėsite pasidažyti kiekviena. Šiais metais vyraus smokey eyes tendencija, todėl jums užteks vieno šešėlio, su kuriuo galėsite pasidaryti akių makiažą. Reikėtų turėti purų šepetėlį, kuris dengiant šešėlius nepaliks plemukų. Aš naudoju tiek vieną rudą, tiek kitą, pamiksuoju spalvas, perteklių nuimu ant rankos, įvedu produktą į šepetėlį ir tuomet jau modeliukas mūsų atsimerkus ir žiūri tiesiai ir aš tiesiog padengiu jos visą voką. Svarbiausia ryškiausia dalis eina prie blakstienų, o tuomet jau telieka užspalvinti visą voką ir likučiais ištempti į smilkinį. 90-ųjų nostalgija sugrįžta. Lūpose dominuos kontūras ženkliai ryškesnis nei lūpų centras. Dažniausiai naudosime ekspreso tamsių rudų atspalvius lūpų apvadui ir konsilerį per vidurį. Na, o jeigu jums patinka putlių lūpų efektas, galėsite darytis bold, ryškių lūpų efektą, kur per centrą dar galėsite lūpas išryškinti blizgiu. Nepabijokite drastiškiau užeiti už lūpų kontūro, nes per lūpų centriuką dėsime maskuoklį. Dažniausia lūpų kampučius, kad jie taptų dar putlesni, paryškinu tuo pačiu pieštuku ir padarau perėjimą lengvą į lūpų centrą ir čia jau nieko nebededu. Imu į lūpų centrą šviesaus maskuoklio ir dabar lūpų centre kiek įmanoma švelniau, aišku, nereikia čia daug dėti, lengvą tokį potėpį pasidarysiu, kad kiek įmanoma jas išryškinti. Jeigu jums patinka matinės lūpos, galite užfiksuoti šį variantą sausa kompaktinė pudra. Na ir jeigu norite dar labiau putlesnių lūpų efekto, naudojame blizgį per lūpų centriuką, kuris puikiausiai susilies su skaistalais ir sujungs vientisai mūsų visą įvaizdį. Pakomentuok, kokią tu makiažo tendenciją naudosi savo kasdieninėme makiaže šiais metais. Ir jeigu patiko tokio formato video, būtinai paspausk like, subscribe ir jeigu nori pamatyti sekantį video pirmą, užsidėk varpelį. Ir iki kitų kartų.